Šiandien atsisveikinu su dalimi vienos pelningiausių pozicijų mano portfelyje. Parduodu Avgo arba Broadcom akcijas, vėl ne visas. Čia buvau įdarbinęs nemažas pinigų sumas, pasižvalgysim kiek pardaviau. Ir iki dabar mano Broadcom pozicija jau su tam tikrais pardavimais užaugo ten arčiau 700-800%. Tai uždarbis durnai didelis, pardaviau pozicijos kiekį kažkur už porą tūkstančių, pelnas realiai apie 10 tūkstančių. Tai $10,000 pelno iš vienos pozicijos. Visai smagiai skamba. Bet kam parduot būtent dabar? Skiriu bent dvi priežastis. Pirma, tas toks besaikis godumas galiausiai baigėsi pelno nuostoliu, tai emocijoms neleidžiam valdyti portfelio. Antra, perkonstruoju portfelį į strategiją Core Satellite. Pagal ją apie 70-80% pinigų nukeliauja pasyviems, lengvai prognozuojamiems įrankiams ir mano atveju kalbam apie ETF investavimą. O likę jau lieka rizikoje, todėl ir neuždarau visos pozicijos, o palieku tai tikriems laimėtojams, taip sakant, toliau laimėti. Tai tokios pozicijos kaip Broadcom labai apsunkina visą pasyvaus investavimo logiką ir kad suvaldyčiau tą koncentracijos riziką, kai viena pozicija išauga iki 20 ar 30% viso portfelio, apkarpau ir perdėlioju. Kaip tą daryti protingai? Ką rinktis toliau, kai lieka laisvų pinigų? Atskleisiu savo strategiją per ateinančias 10 minučių, tad jeigu jau įdomu, spausk like, subscribe ir pradedam. Pradžiai truputį statistikos ir praktikos, tai jeigu norit pamatyti, galite pamatyti. Avgo pardavimas 30 vienetų, bendra suma yra 11,600, pelnas 10,000. Tai realiai 1,700 yra, 1,500 yra kažkur tai pozicijos vertė ir 10,000 yra pelnas ir mokestis už pardavimą yra 2 eurai. Tai kai jūs skundžiatės apie komisinius, tai aš 2 eurus sumokėjau už 2 eurus už pirkimą, 2 eurus už pardavimą, už tai, kad uždirbčiau 10,000, tai priminimas, kad ne šitoj vietoj didžiausios išlaidos. Dabar mintis labai paprasta, jeigu aš nukeliauju į savo pozicijas, nukeliauju į Avgo, nukeliauju į pirkimus, galite matyti, kad 22 man labai patiko kompanija ir aš pirkau 4 vienetus, 3 vienetus, 4 vienetus, dar 4 vienetus. Tuo momentu dar jų splito nebuvo, tai aš 2,000, dar 2 investavau, tai periodiškai apsipirkinėjau. Čia nesąmoningai gerai pasisekė. Avgo stock ir pasisekė, primenu. 5 metai, tai žiūrėkit, 22 metai buvo kažkas čia. Tai nuo to laiko 500+%. Dabar jeigu paimam visą laikotarpį, tai 22 metai kažkur šitoj vietoj. Taip, čia irgi tikrai neblogas augimas, bet čia yra visiškas nežmoniškas šuolis aukštyn. Tai labai gerų laikotarpių, labai pataikiau ir tikrai reikia atsižvelgti šitą vietą. Nenoriu per kažkurią prizmę nupiešti, kad aš žinau ateitį. Tiesiog pirkau kaip stabilų verslą ir panagrinėsim truputį šitą verslą išsamiau, kad suprastumėt, į ką aš čia investavau. Bet paraleliai tai yra sąlyginai lengvas procesas. Akcijos, obligacijos, taip sakant, biržoje prekiaujami fondai, visą tai galite pasiekti per vertybinių popierių sąskaitą. Jeigu jos dar neturit, Freedom24, vienas iš pasirinkimų, nuoroda pačioje, QR kodukas čionais, licencijuota, reguliuojama, prižiūrima, naudoju jau virš 4 metų, nuo tada, kai Lietuvoje atsirado. Ir plus yra lietuvių kalba bei Lietuvoje, Vilniuje ofisas. Tai jeigu labai kažkur užstriksit, galėsit nueiti išsiaiškinti, ką padarėt teisingai, ką neteisingai ir į ką galbūt reikėtų atsiremti. Gerai, važiuojam su truputį Broadcomo pačio edukacija, kad jau pamatėt tuos skaičius, tai reikia išsiaiškinti, kas tas verslas ir kur aš dedu likusius pinigus. Tai logika man buvo labai akivaizdi. Tokia akivaizdi, kad daugumai investuotojų praleido šitą šansą ir net nesusimastė, bet nenoriu, kaip sakiau, girtis, kad kažkaip žinojau, nes būčiau tada visus pinigus sudėjęs į vieną akciją, kuri buvo tokia vertinga ir tai tiek daug išaugs. Šiaip tai yra super verslas, kuris puikiai dirba ir puikiai uždirba pinigus, bet pagal mano skaičiavimus niekada neįsivaizdavau, kad jis taip išsipūs būtent per AI fokusą per pastaruosius metus. Ir iš istorinio grafiko mato tą pasirinkimą, bet Broadcomas, tikeris Avgo, bendrai yra viena didžiausių pasaulio akcinių įmonių šiuo metu. Tai šiai dienai vertingiausių akcijų top 10-uke verslas reitinguojasi 7 vietą. Tai Broadcomo kaip verslo rinkos vertė viršyje 1,9 trilijonus JAV dolerių. Dabar pagalvokite, aš galiu sakyti, turėdamas jų akcijų, net pardavęs dalį, kad aš turiu dalelę beveik 2 trilijonus vertės turinčio verslo, akcininkas. Labai mažas akcininkas, bet bendrasavininkas, taip sakant, iš savo pusės. Šitas
verslas visada buvo tarp didžiausių ir galingiausių lyderių, tad daug kam natūraliai kyla mintis, ar tokio dydžio kompanija iš tiesų gali taip dar vis greitai augti, ar yra potencialo ją laikyti, galbūt man reikėtų viską uždaryti. Bet čia irgi daug kas apsigavo šito vietoje, nes kalbam ne šiaip apie lyderį, o apie monopolį, kurio lubas sunku išmatuoti. Ir su paskutiniu būmu darosi dar sunkiau, nes galbūt vis dėlto būtų vertingiau palikti tas pozicijas ir leisti jiems laiminėti. Tai paanalizuokim truputį veiklą. Turim visišką interneto komunikacijų milžiną. Pajamas uždirba iš dviejų pagrindinės sričių. Pirmoji tai puslaidininkiai ir panašūs fiziniai elektronikos komponentai, naudojami interneto infrastruktūrai. Ir antras sritis skaitmeninė programinė įranga. Čia kalbame apie visas AI integracijas, duomenų centrų valdymo įrankius ir panašius dalykus. Kol kas skamba perspektyviai, bet nebūtinai ypatingai į ateitį žiūrint, kol nepaminim vieno fakto. Apie 99% viso pasaulio internetinių duomenų srautų perdavimo metu pereina bent jau per vieną Broadcom puslaidininkį. Tai tikėtina, kad šitą informaciją jūs pasiekė, kad ji buvo nufilmuota, sumontuota, mikrofonas veikia. Visa tai tikėtina ėjo bent per kažkokią technologiją, kuri yra sukurta to paties Broadcom. Dabar pridėkim prognozes, kad modernaus interneto paslaugų rinka 26-30 išaugs dvigubai. Atsižvelgime į faktą, kad pasauliniai AI pramoniai tuo pat metu vėlgi numatomas daugiau negu dvigubas augimas. Ir logika, kaip ir sako, turime lyderį su milžinišku augimo potencialu net nuo dabartinių kainų. Dar geriau nuteikia faktas, kad Broadcom ne šiaip perspektyvus verslas. Kompanijos finansai džiugina jau dabar. Per paskutinius 10 metų įmonė nuosekliai augino savo pajamų rodiklius ir grynasis pelnas kažkiek šokinėjo, bet per 10-metį jis tik tai vieną kartą buvo minuse ir 25 fiskaliniais metais Broadcom išvis fiksavo tiek rekordinį pelną, tiek kosminės pajamas. Beveik 64 milijardai dolerių pajamose ir 23 milijardai grynojo pelno. Grynojo pelno marža plus minus apie 36%. Fenomenalu ir labai smagu, bet čia yra labai smagus verslas ir labai pelningas verslas. Tai dabar toks klausimas man. Tai kodėl pardavai? O tai kodėl nereikėtų palaukti dar geresnių rezultatų? Taip, 700%, 800% grąžos smagu, bet galbūt būtų dar didesnį. Kaip ir sakiau, sprendimas turi kelias priežastis. Pirma, nenoriu per daug įsikibti verslą, kuris ant popieriaus jau davė kosminį pelną, tai čia jau yra antras pardavimas iš mano pusės. Nes kai atradau Broadcom verslą, daug kas po visų COVID krizių ir Ukrainos karo pradžios apskritai vengia akcijų biržos. Dabar situacija kardinaliai pasikeitė ir daug žmonių, investuotojai iš naujo atranda šitą gigantą. Vertinant paskutinių 12 mėnesių duomenys, Broadcom akcijų kainos ir pelno santykis pasiekė ten arti 80 punktų. Kitaip sakant, šiai dienai Broadcom investicijos kaina už kiekvieną kompanijos uždirbamą pelno dolerį siekia apie $80 sumą. Tai šitas rodiklis rodo, kad labai dideli lūkesčiai ateičiai. Ir jis maždaug 4 kartus pranoksta tą price to earnings ribą, kurią konservatyvus investuotojas dar laikytų palankių rodiklių apsipirkimui. Kompanijos akcijos darosi tiesiog pervertintos. Ir ne tik pagal PI ar kitus fundamentalius rodiklius. Dalis analitikų pagal prognozuojamus Broadcom ateities pinigų srautus ir esamas investicijas paskaičiavo, kad kompanijos akcijos pervertintos bent 20%. Vėl, į Amazoną vardino kaip pervertintą akciją gal 20 metų iš eilės, o Amazonas darė, ką daro ir taip sakant, kompaundino savo rezultatus, tad į analitikus aklai irgi nežiūrim. Šalia šitų priežasčių turiu ir savo asmeninį pasirinkimą. Kaip minėjau, noriu truputį prasivalyti portfelį nuo koncentracijos rizikos ir aktyviai valdomų investicijų kiekį sumažinti. Tai pereinu prie to core satellite metodikos, o pagal ją tokioms akcijoms kaip Broadcom ir kitiems aktyvams turėtų būti kažkur apie 20-30% portfelio. Ir čia visoms bendrai. Realybėje viena akcija neturėtų viršyti 10%, ties kur ji ir yra dabar. Tai ten yra supalikęs. O visa kita nueina pasyvaus valdymo įrankiams. Čia kalbam apie instrumentus, kuriuos lengva suprognozuoti, nereikia jokių perteklinių rinkos analizių. Ir tiesiog remiesi grąžos vidurkiais, susidarai aišku kelių įrankių sąrašą ir periodiškai apsipirkinėjai tiek per pakilimus, tiek per nuosmukius ir leidi, taip sakant, ilguoju laikotarpiu pinigams išnaudoti studentinių palūkanų pagalbą ir uždirbti tau daugiau pinigų. Kadangi Broadcom akcijos jau niekaip nebedera su pasyviu valdymu, metas parduoti tą dalį mano aukso grynuolio ir padarius tai kyla klausimas, kas toliau? Atsilaisvino pinigų, juos įdarbinti vienu kartu, o gal tas sumas geriau būtų išskaidyti per ilgesnį laikotarpį ar bent per kelis skirtingus įrankius? Būdų yra daug ir įvairių, bet pasyvus investuotojas, kuriam nesvetima core satellite logika, didžiąją dalį lėšų nukreiptų į labai aišku pasirinkimą. Į būtent savo core dalį, kuri reikalauja tik dviejų dalykų - pasyvumo ir disciplinos. Vėl populiariausias pasirinkimas bendrai, jeigu taip žiūrim į pasaulį, yra akcijų fondai ir jeigu tiksliau ETF-ai, tai reiškia Exchange Traded Funds, kurie kopijuoja pasaulio populiariausius indeksus. Ne visą laiką populiariausius indeksus, įvairiausių ten strategijų galima susidėlioti, bet dažniausiai šiame kanale susitiksit tik apie tos populiariausius kalbant. Čia, kitaip sakant, sąrašus tokių akcijų, kurios per ilgą laiką
įrodė savo vertę, stabilumą ir įsikavojo solidžias pozicijas rinkoje. Ir kai kalbam jau apie indeksus, tai tas pats S&P 500 tikriausiai yra vienas populiariausių pasirinkimų. Kodėl taip yra? Nes Amerika pastaruosius 50 plus metų vienareikšmiškai dominuoja ir dabar dominuoja dar visą investicinį pasaulį. Pasaulio globalios rinkos apie 50% sėdi tiesiog Amerikoje. Ir čia ateina tos kompanijos, kurios nebedirba tik Amerikoje. Taip sakant, jūs žiūrite šitą epizodą per YouTube, kas priklauso Google'ui, kas yra Amerikos kompanija. Jūs tikėtina galbūt kažką užsakinėjate iš Amazono, kad ir vokiečių Amazono, bet tai yra Amerikos kompanija. Jūs galbūt naudojate Apple devices, ten iPhone'us, iMac'us ar dar kažką ir spėkit, kam priklauso šitas verslas. Atsiskaitinėjat pinigus, tai Visa, Mastercard, kieno tai verslai. Tai tie verslai uždirba iš globalaus pasaulio, bet tiesiog fokusuojasi jų, taip sakant, headquarterį, visi pagrindinės būstinės yra toje pačioje Amerikoje. Ir čia paminėti tik keli verslai, o jų yra 500 plus iš skirtingų industrijų, skirtingų sektorių ir subsektorių iš savo pusės. Tai nieko kaip ir stebėtino, kad tas S&P 500 periodiškai labai gražius rezultatus duoda, bet žinoma ir sviruoja iš savo pusės. Tai kur investuoju ir kiek investuoju, pasidalinsiu sekmadienio epizode, tai nepamirškit paspausti like ir subscribe, jeigu domina tokie pasirinkimai. Tuo pačiu primenu, kad kiekvieną savaitę dabar jau darau 2 klausimų atsakymų epizodus, nes tiesiog daug jūsų klausimų. Tai jeigu yra noro, palikit komentarą, pakomentuosiu per vieną iš epizodų ir susitiksim su jumis sekančiam epizode. Iki kitų kartų.